Jūs raumeningai atrodot pasiruošusi fiziškai labai stipriai ir tai yra pole dance'as, taip? Taip, tai bus šokis ant stulpo. Aš esu Olga Murachtanova iš Vilniaus, man 37 metai. Taip, jai 37. Ir prieš 4 metus pirmą kartą išvydusi šokį ant stulpo, Olga pagalvojo, mano amžius jau ne tas, per vėlų. Bet surizikavo. Iš pradžių tai buvo taip. Aš šokau ir buvau laiminga jau, kad išėjau, kad pašokau. Bet suprantu, kad ten buvo, nelabai gerai, aišku. Bet aš buvau laiminga. O dabar aš šoku ir dabar aš jau taip grįžtai žiūriu į save ir galvoju, kad negerai turbūt. Aš net žiūrėti negaliu kartais. Nors nemažai pole dance šokėjų namuose turi stulpą ir ramiai pro jį praeiti negali, Olga mieliau renkasi treniruotes. Turi būti disciplina. O šokti irgi kartais sunku, bet kai kam lengva iškart jie gali, o kai kam reikia eiti tokį kelią. Man tai reikėjo praeiti. Čia rodyti emocijų, ten kažkaip. Iš pradžių labai bijomės save parodyti. Galvojam, gal nepatiksim kitiems. Vis laik norisi patikti. Tai taip moteriška ir suprantama. Bet tie neįprasti šokiai Olgai įpūtė pasitikėjimo savimi. Noriu savo pavyzdžiui įkvėpti kitų moterų, nebijoti šokti. Kiek bebūtų metų nebijoti. Todėl, kad šokis tai yra jau gyvenimas. Kad aš girdžiu dainą ir jau galvoju, kaip aš galiu sušokti. Kai kur važiuoju mašiną su mašina, girdžiu kažkokią ir galvoju, kaip aš galiu pašokti. Jau mintyse šoku. Tikėkimės, reiklieji talentų teisėjai bus supratingi. O gal jie bus tiesiog įtikinti? Matėm visokių pole dance pasirodymų ir iš jūsų tikimės labai aukšto ir gero lygio. Nuoširdžiai. Linkim sėkmės jums. Ačiū. Sėkmės. Sveiki, kas jūs ir iš kur atvykote? Sveiki, aš esu Olga iš Vilniaus. Man 37 metai. Olga, tai mes čia suprantame, kad jūs tikriausiai čia su šituo stulpu mums savo talentą rodysite. O kaip jūs manote, ar iš tikrųjų šitas žanras ir toksai šokis yra kažkas tai daugiau negu tik tai nedidelės auditorijos dalykas ir galėtų būti įdomus plačiam žiūrovui? Taip, todėl kad čia reikia daug jėgų ir čia sportas. Sportas. Supratau. O sakykite, kaip jūs tokiam amžiuje, ne 18 metų, sugalvojate užsiimti šituo sportu? Mane sužavėjo labai. Kai aš pamačiau, man patiko, kad čia reikia turėti daug jėgų. Bet ir ne tik, bet ir plastikos. Kad galima kažkaip plastiškai judėti ir taip ir labai susijungia taip gražiai. O kiek jūs metų tai jau darote? 4 metai. 4 metai. Na tai kągi, laukiame. Kai aplink šalta žiema ir varge tamsu, baltas sapnas nusileis miegu ir nepabūs, jis minkšta ranka tyliai pasibels ir namų duris ir apkos tave savo šilumą. Vasara primins, kai pasaulė tapyva. Bet pilvo presas koksai. Kubeliai 6-8 tarka. Kažkas į duris, taip pas tave.
mūsų širdutės su ja yra. Žinote, jūs mane nustebinote, nes iš tikrųjų tai, ką jūs padarėte, buvo man daugiau negu sportas. Dėl to, kad jūs labai gražiai ir meniškai išlaikėte visą judesio liniją. Tai neatrodė kaip kažkokia tai kombinacija pratimų, o tai buvo iš tikrųjų viena graži ištęsta linija. Netgi sakyčiau, truputį poetinė. Tai man labai patiko. Ačiū. Ilona, kaip tau? Man buvo įdomu ir ką galėčiau pastebėti, jūs labai turėjote gerą savo santykį į tai, ką darote. Ir tai buvo, kaip ir Dalia sako, ištisinis veiksmas. Atrodė, kad jūs tiesiog lengvai, tas lengvumas buvo labai geras jūsų. Ir atrodė, kad jūs lengvai tiesiog mėgaujatės tuo, kad galite ir tai padaryti, ir tai padaryti. Ir tai nebuvo kažkaip nei pritempta, nei dirbtina, buvo labai, labai tikra. Tai man patiko. Ačiū. Mane nupirko nuoširdumas. Siekiant įspūdžio nebūtina daryti kokius nors ten super akrobatinius triukus. Užtenka daryti nuoširdžiai. Ir tada tikslas būna pasiektas, jums tas kuo puikiausiai pavyko. Tai, ką jūs darėte, labai sklandžiai ir gražiai dėrėjo su muzika. Labai padarė puikų įspūdį. Ačiū. Tiesiog Ačiū. Na tai ką, teisėjai? Aš už. Aš taip. taip. 4 taip. Susitiksime kitame etape. Žinokit, mes girdėjome. Žiūrėkit, ką tik sakėm, dar pasikartosim, buvo 4 pole dance pasirodymai, jūs vienintelė gavo 4 taip. Buvo aukščiausias. Super, jėga. Sveikiname, jėga. Sveikinam, viskas gerai. Sveikinam, tėveliu. Pasimatysim kitame etape. Puikiai, ačiū.